Labas rytas, kaimynkas. Kuo tai garsiai šnekama pačią rytą? O jau kad linksmas, o kad klegen. Be 10:06 prasidėjo. Ten yra 4 moterėlės. Iš tikrųjų atsikėliau, pradėjau meditaciją ir girdžiu šitos garsus. Buvau su kamštukais ir vis tiek pramušė. Taip tarpais. Linksmybės liejas už sienas. Špuosai vyksta. Na, ką mes turim už langą? Kažkokį labai tamsų dangų. Bet dažniausiai iš pačią rytą visą laiką būn taip labiau apsiniaukę ir po to nuo 8-9 prasigėdriai. Rytą kavutė. Opa! Burgeris. Thank you so much. Bye bye. Nu ką, atsisveikinusi tikrai fainą nakvynę. Gerai pailsėjau, keliaujam toliau. Papa. Šiandien vėl 100 kilometrų. Paskutinės 3 dienas tokias. Štai dėl ko tie visi namai stovi ant polių. Va. Žmonės braida. Tai čia yra gaidžių peštynių arena. Ir čia yra vyrukai, kurie turi 2 gaidžius. Dabar jie yra paruošiami antram raundui, valomi ir po to paleis vėl draskyti viens kitą. Tai čia grinai įsistojau, kai juos paėmė aptvarkyti, atgaivinti. Iš tikrųjų žiauru žiūrėti. Bet va toks gyvenims čia verda. Gerai, mėlyjei, trumpas mano intarpas. Tai pačių gaidžių peštynių rodyti jums negaliu dėl YouTube taisyklių. Mat gali po to laukti manęs pasekmes kažkokias, galbūt kažkokie apribojimai, nes negalima kelti jokio turinio su gyvūnų išnaudojimu. Tai tą vietą užbliūrinsiu, kur tie gaidžiai pešas ir tikiuosi, kad YouTube's neprisikabins. Tai žiūrim toliau. Iš tikrųjų aš ten stovėjau, taip stengiausi ramiai tą veidą išlaikyti, nerodyti per daug pasišlykštėjimą, bet eina savo kaip žiauru. 2 gyvūnus paleisti specialiai į vieną narvą ir draskyti viens kitą iki mirties. Nežinau, labai liūdna. Aišku, čia jų tokias tradicijas, bet vyrai malonumą tame mato. Man tiesiog noris tos gaidžius kažkaip paleisti į laisvę, tegu bėg. Taip,
Bet iš tikrųjų dėkinga, kad leido pastovėti ten, nufilmuoti, nes kitas iki, nelabai nori, kad ten turistai realybę filmuotų. Daugelį šalių esu pastebėjęs, kažkas vyksta ir bando tave nuvyti. O čia leido pabūti visą to dalimi. Dabar vyko karstą montavims, kažkas mirė, vyko laidotuvės. Jos dar tik tai vyks, bet turbūt jau giedoj apraud mirusįjį. Ir visi namai skęst. Čia turi prabristi, kad į kambariuką įeiti. Mano mėgstamiausia reklama – bomžpakė. O, gerai, 35. Dar 61 liko. Ir čia Kambodžoje jie turi tokias mobilias parduotuvės. Va čia būtent čiužinių, pagalvių. Jie mėgsta įsikrauti ant platformas ir tempti su motoroleriu. Šiandien taip neįprastai lengvai minas. Jau virš 50 kilometrų. Ir tik dabar sustoju, o spėkit, ką padaryti, kitaip, atsigerti kavytės prie kelio. Visą laiką stengiuosi taip nuvažiuoti, truputį atokiau, kad pailsėti nuo mašinų, bet čia Kambodžoje nėra kur įslysti. Bent tuo keliu, kur aš važiuoju, niekur. Ir dar užkandau bananų krūvą. Ir Kambodžoje taip ramu. Va, sėdi, žmonės pravažiuoja, praein, pasišypsa, pamojuoja, pasisveikin, bet nieks neįkyr. Niekada. Išskyrus vėl tas narkomans. Vienintelis atvejis. Bet tik tai tiek. Gerai, kaip manot, kas čia nutiko? Ten papaišytas dviratis ar motociklas ir... Dar viena naujovė, kuriuos nelabai suprantu. Čia yra bambukai. Hello. Ir čia kažką degint, čia viduj prikimšta. Nelabai suprantu, kas čia per daiktas. Gerai, šiandien, jau 100% lietaus neišvengsiu. Kiek daug tų tūbų pardavinėjai. Kaip tas moterytės parduod viską, nes jų tiek daug pirkėjų nėra. O jau parein lašai. Taip, taip, taip. O dar 25 kilometrai. Sunkus verslas. Kiek pardavėjų.
Atvykau į vietinį turgelį apsipirkti. O, mano maišelis. Tai va, Kambodžai šiaip kainos nėra tokias didelės, kaip ten iš pradžių išsigandau, bet reikia pirkti pas vietinius, ne iš prekybos centro. Iš tikrųjų dar ieškau agurkiuką, bet nematau. Mokyklos teritorija tikras baseinas. Kambodža skęsta. Bet vaikams linksma, tai svarbiausia. Opa. Matomai gerai palėja, bet laiku atvažiavau. Dabar nustoja, taip kartais papuršk. Važiuoju apsipirkti. Kaip mane nervina, kai tie apsauginiai nuvaro mano dviratį. Nu jau kelintas sykis. Gerai, susidėjau daiktus. Viskas tvarkuoja. Nu bet čia tokia pas jų kultūra yra irgi. Tarkim, pasistatai motorolerį. Ir ne kartą mačiau irgi ten tie apsauginiai perstumda visaip. Tiek Vietname, tiek čia Kambodžoj. Tai bent nuvedė iki dviračio su šypsena veide. Bet užkras. Reikia kitas iki užsidėti spyną. Aš kai su visais daiktais palieku, kitas iki be spynos, nes ten buvo priešais darbuotojas, tai tikrai mato. Tai žinau, kad niekur tas dviratis nedingtų. O taip va. Ir iki hostelio dar liko 6,7 kilometrą. Vanduo dingo. Taip reikia važiuoti. Iš pradžio pradedi prieš eismą, biškį pristabdai eismą ir po to pervažiuoji į kitą gatvės pusę. Kelio pusę. Na va, jau šitą mieste Siem Reap kažkas tokia. Ir miestas skęsta. Tikrai nemaniau, kad kažkada tai darysiu, bet gaminu kaip ten tas emergency exit. Nu rimtai, kas čia pasidarė? Lietuviškai nebeprisimenu žodžių. Angliškai pikšt, 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 viskas labai greitai. Tai avarinis išėjimas ir gaminu ant laiptų. Tai šitam hostelį yra politika, taisyklės, jog negali savo maistą, negali savo gėrimo. O ką man daryti, kai nusipirkau tiek daug šviežių daržovių ir porą dienų jos tikrai nepralauks, o suges. Ir man labai gaila išmesti brokolį, avokadą ar
kalafiorą, tai slapta gamina. Na, absurds, bet koks skirtums? Man tai dzin, kur čia valgyti. Jeigu tik tai ramu, nieks netrukda, valio, niekam aš čia nepakenksiu. Valio. Tai va, hostelis yra su baseinu ir čia pagrinde kažkokie paaugliai mažne pliuškenas ir šūkauj. Variau, bet ne mano vaibelis. Per didelis, negaliu gamintis savo maistą niekur. Nu, nežinau. Ne. Tai keliausiu iš tikrųjų su visa grupe. Čia toks kaip ir turas po barus. Pirmas į tokiai nesąmonėj užsirašiau. Su kompanija toliau einam. Galiu 100% pasakyti, tai visiškai ne apie mano temą. Eiti į tuos pačius garsiausius klubus, kur neteisis išnekėti. Yra 11:30 ir aš keliauju į hostelį. Nesugebėjau išbūti nei 1,5 valandos su visa ta kompanija. Ten merginas fotografuoja prie ten kažkokių ženklų, nežinau. Tikrai ant tiek pasikeitė mano visas tas požiūris į tas visas naktinės linksmybės. Kartais gerai, kai yra tikrai gera kompanija, bet dabar nežinau, ten sėdėti, stovėti ir apkursti man visai nesinori. Tai einu ilsėtis, einu miegoti, rytoj palsėsiu, keliausiu į šventyklą ir jo, bus geriau. Na, va, grįžau į hostelį, tai žiūrėkit, jau yra viskas ramu, uždaryta. Baseinukas tuščias, visas linksmybės čia baigės. Ja, tai čia iš tikrųjų yra didžiulis hostelis, yra bele kiek kambarių ir tvarkelė. Na, tie mano video tokie hibridiniai. Tai ačiū, mėlyjei, kas pažiūrėjot iki galo. Jeigu negaila, visą laiką laukiu iš jūsų reakcijas, bet kokios reakcijas. Ir iš tikrųjų noriu kiekvienam padėkoti, kas ir prie kelionės prisidedat. Esu labai dėkinga. Tikrai jūsų ne viens ir ne du. Ir dar kartelį priminsiu, kad mano Contribui platforma nebeveiksni, o iš tikrųjų gal čia nieks ir nežino, kas ta Contribui, tai taipogi kiekvienas iš jūsų gali būti šitos kelionės dalimi ir padėti man judėti į priekį. Tik tai jūsų dėka jau virš 2 metų stumiuosi į priekį, minu pedalus aplink pasaulį. Ir vat, Contribui nulūžo, jau čia prieš porą video minėjau, kas nutika. Tai iš tikrųjų būčiau kiekvienam dėkinga, kas pereitumėt į Ko-fi arba Patreoną. Ten aprašyme yra nuorodas, reiks biškį jums paskaityti, pasižiūrėti, paspausti. Ir žinau, kad yra taip neįdomu vėl kažkur registruotis, kažką ten suvedinėti.
Bet žinokit, iš manęs karmas taškų N. Tikrai, žinokit, sėkmė jūs lydės visame kame. Ne, aš tikrai nenoriu prikarksėti, bet taip tikrai būčiau be galo dėkinga, nes kuo toliau, tuo man pačiai daro su viskuo įdomiau. Tai taip, bus matyti, iki kurio pasaulio galą nusidursiu. Tai va, tai dar kartelį ačiū visiems. Ir mes greičiausiai susitiksim neužilga. Rytoj, poryt stengiuosi dabar montuoti, dirbti. Tai taip. Tai kartais vat nesigaun. Tam tikras aplinkybės, nuovargis, internetas. Taip, daug faktorių veikia. Gerai, nebetauškiu. Čiau, mėlyjei. Čiau.